Kokios nuotaikos, kokios mintys stojus prie Lietuvos vyrų rinktinės vairo? Geros nuotaikos. Pažiūrėkite vyrus, vyrai motyvuoti, kokios gali būti nuotaikos. Ko galima laukti šitose dviejose susitikimuose su Rumunija? Ko galim laukti? Tai kaip pasiruošim, to ir lauksim. Manau, kad visi kryptingai dirbam link to, kad parodyti tą, ką sugebam. Kažką paruošti netikėto rumunam ir ką laimėti. Iš tų žaidėjų, kuriuos norėjote matyti stovykloje, nėra tik Gerda Babarska, taip? Tai tik Gerda Babarska nėra. Visi čia. Jokių kitų traumelių nieko nėra, visi pasiruošę rungtyniauti? Nu, kol kas visi bėgioja. 18 žmonių visi bėgioja. Kokios nuotaikos, kokios mintys sugrįžus po pertraukos į rinktinę? Labai puikios. Visi džiaugiasi, kad irgi man pačiam smagu labai pamatyti senai nematytus visus. O šiaip nežinau, žiūrėsim po ketvirtadienį. Ar kažkas yra pasikeitę per tą laiką, ar pastebėjo kažkokius pokyčius? Nemanau, kad visą laiką čia nuotaika rinktinė gera būdavo ir jokių problemų. Nežinau, dirbam tikrai visi nuoširdžiai ir žiūrėsim, sakau, po varžybų, kaip seksis toliau. Ar nėra šiek tiek skaudu, jog vis dėlto šiandien šį kartą nėra tavo brolio Gerdo Babarsko ir neteks kartu sužaisti? Kalbėjome su juo, taip, biškis skaudu, bet mes nesenai matėmės Prancūzijoje pas jį, tai nieko tokios. Tik dėl rinktinės skaudžiau, aišku, kad jie galėjo tikrai padėti. Ko galima tikėtis iš rungtynių su Rumunija, ką pats manai apie šį varžovą? Varžovas labai fiziškai stiprus ir tikrai turi gerus metikus, kurie meta nuo 9-10 metrų. Manau, gynyba bus svarbiausias dalykas, o puolime jau, manau, susitvarkysim. Ar jau kalbėjai su treneriu apie tavo vaidmenį rinktinėje, ko iš paties laukiama ir tikimasi? Nežinau, labai smarkiai nieko ypatingai nekalbėjom, tai aš nežinau, darysiu, ko jis norės ir man tikrai nereikia kažkokio ypatingo vaidmens.